Labas vakaras. Ačiū, kad susirinkot visų pirma. Ačiū Vilija. Iš tikrųjų tai nustebau. Viduje nelabai tikėjausi, kad tiek daug jūsų ateis. Tai dėl to labai džiaugiuosi. Tikslas susitikimo yra, keli galbūt tikslai sakyčiau yra. Iš tiesų su daugeliu tenka bendrauti kasdieną, nes sporto gyvenime dalyvauju skirtingose srityse ir tiek savivaldos, tiek federacijų lygmeny. Norėčiau, kad sugalvotumėt po gerą klausimą ir įteiksiu šitą ritulį dovanų, nes gera priemonė. Ir kada gera nuotaika, ir kada bloga nuotaika panaudoti. Ar galite krepšinio mokyklą Klaipėdoje padaryti? Sako, mes turim 70% nepanaudotų sportininkų krepšelių. Klausimai sprendžiami ir Vilnius eis tuo keliu, niekur jis nedings. Bet šioje vietoje aš manau, kad su Vilnium gali būti šiek tiek daugiau problemų, kurias teisingai Petras įvardino, štai čia nereikia perskubėti, bet reikia labai gerai pasimokyti iš tų vadinamų klaidų, iš gerų pavyzdžių. Sveikas miestas vertas atskiros temos, netgi atskiro susitikimo manyčiau, nes Vilniaus miesto savivaldybės projektas startavęs 12 metais berods. Šiandien yra pavyzdys visiems Lietuvos miestams. Yra daugiau sporto šakų, kurios garsina Lietuvą tarptautiniai arenai. Klausimas toks, kaip spręsime daržinukų problemas, kad jie būtų fiziškai aktyvesni? Reikia atimti pas krepšininkus, atiduoti kitiem. Neteisingai kalba. Nebūkit bolševikai, nes 17 metų. Aš ten čia nesąmonė, net šitą nereikia atimti, reikia pramušti daugiau finansavimo didesnį. Sėdi sporto mokyklų direktoriai, kurie puikiai žino. Įdėta pinigai į vaiką, kuris nuo 8-10 metų ateina į sportą. Ir kada ateina jam 18 metų, jis kaip ir pabaigė sporto mokyklą. Ir kur jam dėtis? Tai tos partijos, kurios sakys, kad, pavyzdžiui, ne, mes galvojam visiškai priešingai, mums nerūpi sveikas miestas, mums nerūpi ugdymas, nerūpi aukšto meistriškumo sportas, magis. Sporto visuomenė iš karto matys, kad ta partija apie sportą neturi supratimo jau. Ir tai bus aiškus signalas visai sporto visuomeniai. Švietimo įsakymais Tai yra masinis sportas, masinis judėjimas, labai sveika, bet Vilniaus miestas kartu yra ir didelio meistriškumo miestas kartu. Bet, ta prasme, mūsų sistema šiandien yra pririšta prie tų reitingavimų. Tai aš manau, kad mes turim visus įrankius tą sistemą atrišti ir savo prisitaikyti tinkamą modelį. Nes nemanau, kad... Sportas bendrai ir sportas kartu niekada nelaimės daugiau, jeigu mes kažką norėsim iš kažko atimti ar kažką sumažinti, o pridėti kitai dalį. Kada mes pradėsim žiūrėti sportą kaip investiciją, visai reikalai judės kitaip. Ačiū. Aš tikiu, kad prabalsuotumėt už teisingus žmonės ir kad nebūtumėt per seni, kai pastatys tą gimnastikos salę ir visus kitus baseinus.